Na va, dabar pademonstruosime, kaip veikia mūsų standart numeris 1. Klasikinė Kiolerio sistema 0,8 kW siurbliu, ar ne? Turime vieno gamintojo vonę klasikinę 1,80 m ir galime pasižiūrėti, kaip veikia. Taip, sudėtį sudaro 0,8 kW siurblys, kurį mes galime pasižiūrėti. Stovi va čia. Ar ne, 0,8 kW siurblys, 4 mikropurkštukai mažiukai nugarai, 2 kojoms ir 4 mini purkštukai iš vonios šono. Vienas vandens paėmimas. Taip, na ir pabandome. Pneumatinis valdymas su oro reguliavimu. Paspaudus knoplę masažas įsijungia arba išsijungia. Pasukus oro srauto reguliatorių sustipriname arba susilpniname masažą. Taigi, bandome. Keturi nugarai su kojams ir 6 mini šonai. Dabar veikia masažinė sistema be oro srauto, ne? Atidarome oro srauto ventiliatorius. Patekęs oras į vandens sistemą sustiprina paduodamos srovės intensyvumą. Vėl prisukam, sumažinam, susilpninam, papylinam masažą, padidinam. Pati pigiausia, bet tikrai neprasčiausia, labai normaliai veikiantis vandens masažas. Ką dar būtina žinoti? Kad jeigu žmogus, pavyzdžiui, guli vonioj ir veikia va tai vandens masažas, norint jam kažką tai pasiimti, prieš atsistojant būtina išjungti masažą. Nes nukritus vandens lygiui per vandens purkštukus srovė eina tokia stipri, kad aptaško visą aną pusę. Ir siena bus išmaudyta. Galim pabandyti truputį išleisti vandenį. Taip, vandens lygis nukris ir žiūrėsime, kaip veikia tie purkštukai. Jūs įsivaizduojate, kas būna? Kokia eina srovė. Sumažiname oro padavimą. Vėl atsukame. Štai prieš norint kažką pasiimti arba pasikelt, būtina visada išjungti vandens masažą. Pradžiai